Labą dieną. Antras filmukas per dieną. Neblogai varau, ne? Dar vakarė reiks kažką susitikti, kad būtų 3. Važiuojam daryti kojas. Tiesą pasakius, kojas labai nedaryti. Kaip jau puikiai suprato, tai yra visiškas sarkazmas. Ir jo, ką darysiu? Turiu tik tai kokią 40 minučių. Reikia maksimaliai pavaryti. Ir labai turiu daug laiko kažką daug ir pasakoti. Tai pavarysim kelis pratimus ir po to pažiūrėsim, kaip visą tai atrodys. Bet reikia daryti tas kojas, nes realiai jos yra biškai kverpatus, jos lengvai labai džiūsta. Važiuojam daryti. Reklama Red Bulliui. Gerkit Red Bulliui tik tai kartą arba 2 per dieną. Kaukit savo sveikatą. Tai kenkia jums ir jūsų sveikatai norėjau apsakyti, bet tikslas buvo lyg paminėti, kad tai kenkia jūsų sveikatai. Žodžiu, vis dar žiūriu šitą filmuką, bet vis dar like neuždėjai tai. Ar taip tikrai sunku padaryti? Paus laiką, paus subscribe, parašyk komentarą. Ką parašyk komentarį? Parašyk, žodžiu 170 ir esu dar nekaltas. Ir jeigu nežinai šito bairių, pažiūrėk mano filmukai iš 2 kūno svorio spaudimo štangai, ten suprasi, iš kur šis bairis atsirado. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit. Kažkada klausiau Andrew Tate filmuką. Ir jisai sakė, kava visiškai nekeikia, tai gali varyti 30 puodelių per dieną. Aš pakeičiu dabar šituom. Čia galbūt kaip 5 puodeliai kavos. Kofeinas padeda egzistuoti. Lose the fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Šiandien filmavau šitą filmuką, kaip reikia atlikti naujokams. Ir žinot ką? Aš irgi dabar darysiu. Ką tai mums sako? Kad aš esu naujokas. You can hate it, or you can love it. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions, each new update. Give me more. It all seemed to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors. Vienas iš tų pliusų, kai turiu žiauriai nedaug laiko, tai reikia spėti padaryti. Nes noris padaryti, žinai, kiek reikia, nes atrodo, ta bus failure. Jeigu failure, jau bus nelengva. Tai pliusas tas, kad reikia varyti. Ir tai sukuria, dažniausiai gerai treniruoti. Jeigu ką garčiai nepasiėmiau ir čia vanduo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen. Kojas skauda daugiau tada. Na, tiesiog taip atsistupė. O blembai, čia 100 kilų. Jaučiasi kaip 100 tam. Get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know. Šiaip pat gerai jaučiu labai keturgalvį, žiauriai gerai. Bet dvigalvių mažai. Tai tą vietą galvodamu šios su tais. Arba lengvą svorį laikysiu, o čia lengvą ir laikysiu. Arba šitą dar. Irgi visai smagiai darysi man paskutinį kartą. Ir pažiūrėsim, kaip jausiu, bet dabar žiauriai gerai keturgalvis. Likti tai damuž dvigalviai. Nu ir davai dar kartą šokam čia. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Minimaliai yra nuovargių. Eina savo. Kažkoks dar žlungus man čia krūtinė nustraukti visą dieną. Bet, žinok, body fato jau mažėja. Gerai ant savęs, bet jūs tave kažkur, žinai, čia arba ant pilvo. Labai gerai sekti. Nes nuotraukos ne visada taip gerai matosi. Mityba.
Mano mitybą. Parodyčiau kultūristams savo mitybą. Nusirautų jie savo galas. Pamatė. Pročio valgo 2 kartus. Taip rimtai, labai rimtai. Pusryčiai 5%. Kalorių surinku beveik. Ir tada dar vienas vakare mylas geras. Ir per vidurį užkandžiai. Magas 2. Ja. Čia toks dalykėlis. Dabar tokį pilnam sporto ložę, kur filmuko apie 5 mitus. Tai va, vienas iš bairių su proteinu. Intake. Ta prasme, dėl kelių procentų didesnio pliuso, dėl 5% didesnio pliuso, prasme, reikia aukoti žiauriai daug. Apskritai mūsų kūnas įdomiai veikia. Prasme, eksponentiškai. Tarkim, pradžioje kažką darai, labai pasikeičia. Bet norint pasiekti ten elitinį kosminį lygį, jis bus biški geresnis. Taip realiai, paprastai kalbant, ne? Labai eksponentiškai sunkėja levelis. Jis pasikelti virštai ir su, pavyzdžiui, proteino intake. Tipo kiek galiu valgyti 1 kartu proteino. Tai kūnas sugeba žiauriai gerai prisitaikyti. Realiai 1 kartą valgydamas per dieną, jisai sugebės greičiau absorbuotą tą proteiną, pasiimti didesnį kiekį. Žiauriai prisitaiko ir dar veikia tas eksponentinis toks faktorius, kur, tarkim, vis nori daugiau pasiekti, vis yra sunkiau. Tai įdomus dalykas, nors pasikeitė tik vos geriau. Tai va, tai vienas iš mitų, reikia valgyti 6 kartus per dieną, kad raumuo augtų, kad palaikytum tą proteinų sintezę. Ar jo, yra tiesos. Bet jeigu tai tik 5% pliuso, tai žinai, man kaip mėgstančiam optimalumą, tai jo, tai biški bullshit. Praleis laiko pusę dienos virtuvėje. Bet būtent dėl to man ir nepatinka kultūrizmas, nes tarsi sportuot patinka, daryti fiziką patinka net. Tas pats mylo valgymas, nu ką, kaip padarai, nėra ten, kad aš žiauriai negalėčiau valgyti. Ant to kultūristinio bandęs, belenkiek visko. Bet atiduoti savo gyvenimą, realiai visą dieną, dėl ten kelių procentų geresnės formos, man tai biškai bullshit. Tai tas kaip išeina iš optimalumo ribos, kaip persistengiamas dėl kelių procentų, man tai bullshit. Man patinka toks gyvenimo būdas. Nesakau, kad čia blogas. Kiekvienas renkamės tokio, kokį norim, bet ta prasme atiduoti pusę savo dienos, praleisti virtuvėje, valgyti visada tą patį maistą dėl kelių procentų geresnės formos, nežinau, ne man.